Beje, po metimo visą laiką gali pasižiūrėti. Aš anksčiau po kiekvieno metimo. Aš ir pasižiūrėjau. Tai po mano čia dėjo, kad jeigu stovi. Taip. Aš anksčiau, kai mane mokino dirba, po kiekvieno metimo išmesdavau ir pasižiūrėdavau. Nes mus privertė stovėti balansą. Puikiai. Dabar liktai truputį užžengė, ne? Milimetrą. Iš galo tai atrodė centimetrą, nu netrodo. Dabar po kiekvieno metimo gali pasižiūrėti, kur ateini ir kur koja lieka stovėti, kurioj lentoj. Dar 9 davė, tu gerokai nuėjai į kairę, o reiktų į tiesiai. Gerai, šitą neskubėk, trečias freimas reikia. Vos nenusisuko speras. Smarkiau reikia mest. 16 reikia mest. 16 greitis, aišku, nekas. Per kamuolių valymą bandau pailsėti. Nes man vienam tai daugiau. Nueini į kairę Per lėtai numečiau. ir 16,5, tai ne pats lėčiausias savo metimas. Va. O kur koja pažiūrėk? Pusė centimetro. Minta. Tai va, dar yra vienas patarimas, kad koją statyti ne šitaip metimo metu, o kad patogiau būtų stovėti balansė va šitaip. Į vidų. Ką? Į vidų. Būtent į visa jėga turi eiti į targetą. Tai yra Čia kai kelį iššukuosiu. Bet taip dar blogiau, kada taip statai. Keliui blogiau turiu galvoj. Nes tu atsistoji, važiuok, pėdą žiūri ten, kur reikia, o po to metimo metu jinai žiūri į priešingą pusę. Dėl to irgi gali būti sunku išstovėti. Net nedadirbo. Ai. Ajajai, penktam freime splitas. Tarsi kažkokia silpna kišenė buvo ir paliko. Labai siaurai, pasiėmiau štai kamuolį. Pasiėmiau siaurai ir nelabai čia neapdirbinėjau. Tam turim splitą. Keista, kaip tu taip su indėnai eini per tą pačią liniją, kur jisai stovi. Ir jie ateini ir vėliau užeini vėl atgal. Čia... Naudoju su to kamuolį. Aš pas nieką daugiau tokios technikos nesumatė savo gyvenime. Kartais skersa meta skarbala arba, sukta į šono pareina. Gerai. Čia padėjau pirštus, čia pasiverčiu. Gerai, atrodo. Nugriuvai. Bet davė straiką. Čia per lėtą. Bet tu griūdamas metei, už tai tu gavai Brukliną. O jeigu, negriūtum, neįvi gautum kišenę. Šiuo atveju pasisekė, vadinkim tai. Pasistenk stovėti. Kad stovėti reikia atmesti koją į kairę.
va, daug smagesnis metimas. Negriūnant į Brukliną, o gražiai sudirbo, kad ir į silpną kišenę, bet Bet užteko. galiausiai išvartė. Taip. Ai, vėlgi šeštam, žiūrėk, turim 114, tai yra, kaip sakant, planas minimum. Kaip tokiem mums žaidėjam, tai galvok apie balansą. Kad balansą išlaikyti koją į kairę. Ne. Kokia jis ta kaip ėjo. Jo, per tą patį tepalą, forwardu, Trečias straikas. mažų kampu, Trečias straikas. 17-26. Pėsnis mažesnis flankas, nuo kelio mažiau. Didesnis, su mažu visai kampu jisai įėjo į tą netiko. 3 straikus turim. Ir 8 freime 1-5-4. Opa, 4 straikas. Pirmai padarėjai, aš kodėl pasakiau ne, nes tu per 20 dalinę metei, dabar per 19. Nu ir stebuklingai turim 9-1-8-4. Liko 3 metimai ir bus puikiai partija užskaityta. Nu, susikaup. O turupus miltai. 208 ir aišku šito nebeuždarysi. Su 2 splitais. Su 2 splitais 208. Ir ką mes čia turim? Taip ir turim. 208. Su 2 splitais 208.